Šiandien video įžangą praeidam iš Depo parduotuvės. Kalbėsiu šiandieną vėliau apie skarifikavimą vejos, bet pradedu nuo to, kad man reikia įsigyti žemės lysvėm, man reikia nusipirkti pH matuoklį dirvai, sakykime, nes įdomu pasidarė, kokie ten yra tos, kaip sakant, dirvos pH, būtent vejos ir apskritai visur kitur. Ir šiaip apsižiūrėsim, ko dar man šiandieną gali prireikti. Įsimečiau 3 maišus tik tai universalios žemės, pirštinės ir kelis, kaip čia pasakyti, kelis vazonėlius braškių. Tai dar pasimsim, slysta vežimas, dar pasimsime pH matuoklį ir važiuosim. Dar išbandžiau va šitą kariutę, irgi nusipirkau. Šiaip esu pakankamai patenkintas, aišku, jisai toksai lengviems dalykams vežti, tai jeigu reikia sugriebti kažkokius lapus ar žolės, tai labai gerai, iš tikrųjų, susiberi, nuveži, gali išberti vieną krūvą, kur kompostuoja ir ten kažką kitką darai. Tai va, bet tik tai lengviems vežimams, nes jeigu vežti žemės, tai ratukai nelaiko, nes plastikinė jau tada reikia metalinio karučio. Radau netgi 3 rūšių pH matuoklius, tai vienas toksai, sakykime, 2 viename, kuris matuoja pH ir drėgmę, šitas matuoja tik tai pH, o šitas 3 viename matuoja ir pH, ir drėgmę, ir saulės apšvietimą. Tai nežinau, kaip čia tas saulės apšvietimo matavimas veikia. Pabandysiu po to pasiskaityti, bet netoks jau didelis kainos skirtumas, tai paimsiu 3 viename. Galiu pasakyti, gerai tarnauja čia tas mano traktoriukas, Fiatukas, va, ir žemės telpa, ir dviratis, ir braškės, ir dar vietos lieka. Šiandienos mano pagrindinė tema yra skarifikavimas, vejos šukavimas. Įsigijau Makita elektrinį skarifikatorių. Šiaip iš tikrųjų buvau užsisakęs kitą, buvau užsisakęs Stygą. Užsisakiau prieš mėnesį, bet taip gavosi, matyt, sezonas prasideda. Ir tiesiog juos visus išpirko ir laukiu, kol ateis iš gamintojo vėl nauja siunta. Ir taip išėjo, kad dabar yra ilgasis savaitgalis ir šiam savaitgaliu aš planavau tą būtent darbą skarifikavimo padaryti ir taip gaunasi, kad mano tas skarifikatorius neatkeliavo. Tai ėmiausi, kaip čia spręsti situaciją. Pradėjau ieškoti skelbimuose ir iš tikrųjų skelbimuose radau Makitos skarifikatorių. Modelis yra, pamiršau, UV3600. Tai iš tikrųjų čia ir buvo tas pirminis, kurį aš nuo pat pradžių žiūrėjau. Bet jis tiesiog gaunasi, kad yra dvigubai brangesnis, sakykime taip, negu, beveik dvigubai negu tą, kurį aš buvau nupirkęs. Bet, ką žinau, teko suktis iš padėties ir suradau jį skelbimuose tikrai už pakankamai patraukią kainą. Tai šiandieną jį ir išbandysiu. Reikės dabar jį susirinkti. Jisai yra naudotas, bet labai mažai, ten faktiškai jis visiškai atrodo kaip naujas. Taigi, reikia susirinkti jį ir išbandyti, kaip skarifikuos. O man šitas modelis patiko, tai iš esmės dėl to, nes jisai yra pakankamai galingas, 1800 vatų. Tai jau su tokiu galima dirbti jau didesniam sode, kuriame yra didesnė veja. O čia yra, man atrodo, apie kokius 8 gal arus, 7 arus žolės, tai pakankamai jau nemažai. Tai va, ir kitas dalykas, tai yra pakankamai didelis darbinis plotas, kur tiesiog peiliai pjausto žemę. Tai va, tai šiek tiek turėtų greičiau vykti darbas. Ir šiaip pagal visą konstrukciją jisai atrodo ganėtinai kokybiškas, toksai panaudotas tvirtesnis plastikas. Šiaip pati konstrukcija atrodo tokia tvirtesnė, gal jisai yra šiek tiek, sakyčiau, sunkesnis negu tą, kurį aš naudojau rudenį. Rudenį man buvo draugas paskolinęs Parkside. Šiaip iš tikrųjų pakankamai gerai jisai susitvarkė su darbu. Gerai dirbo, buvo lengvas, bet sakykime, ten buvo skolintas. Tai va, tai aš turiu vienintelį palyginimą su juo, tai tas tikrai buvo lengvesnis, tai buvo patogu, kad jį gali lengvai kelti. Šitas šiek tiek yra sunkesnis, bet jo, matyti dėl to, nes plastikas tiesiog yra tvirtesnis. Gerai, radau vieną ir minusą, sakykime, šitos skarifikatorius, tai man nepatinka, kad tam, kad pakeistum peilį, reikia atsukti 2 varžtus. Bet gal čia toks įtvirtinimas dėl to, nes
šiek tiek galingesnis variklis. Pas draugą, kur skolinausi, tai pas jį buvo visai fainai, toksai atsukamas varžtelis su sparneliais, kur tiesiog gali atsukti be jokio įrankio. Tai, nu, nežinau, sakykime, čia toks sprendimas gal sudėtingesnis, bet ką padarysi, yra kaip yra. Koksai didelis būgnas. Šiaip kitur būna jisai toksai smulkesnis, o čia pakankamai didelis. Šiaip ieškojau, kaip čia reikia daryti. Ar iš pradžių šukuoti ir tada skarifikuoti, ar atvirkščiai, ar skarifikuoti ir tada su tom šukam surinkti šiukšlės. Tai tiksliai nežinau, nes vieni sako vienaip, kiti sako kitaip, tai aš tiesiog nutariau pabandyti pats. Pabandysiu pradžiai praeiti su šukom pro samanas, o po to pabandysiu skarifikuoti. Tai va, pakeičiau peilius į šukas. Šiaip tai iš tikrųjų nėra taip, kad lengvai pasikeičia. Atsisuka šitie varžtai, tai lengvai viskas gerai, bet gaunas jį iškelt nelabai patogu ir ištraukti iš šitos vietos. Tai toksai, kaip sakant, sakyčiau, gal šioks toks minusas patogume keisti peilius į šukas. Nu, lyginant su tuo Parkside, sakykime, aeratorium, bet nu, galbūt taip yra dėl to, kad čia galingesnis variklis, tai aš tokią prielaidą tik tai darau, kad... Bet, kaip sakant, ką padarys, yra kaip yra, susitvarkėm, tai, nu, pagaliau pravadėsim savo darbą. Tai įdomu išmėginti, kaip čia viskas vyks su tom šukom. Ema man uždėjo skarelę. Kaip čia tas vyks su tom šukom, nes dar nesu sušukavęs niekada. Oi, užsidėsiu, gerai. Neleidžia nusimti. Praėjau kelis kartus pirmyn atgal, tai iš tikrųjų, nu, daug tų samanų čia yra, bet daug jų ir išpešė. Tik tai, kad žiauri dulka, aš jau visas dulkėtas. Nežinau iš tikrųjų, ar su šitais kabliukais geriau, ar vis tik tai geriau su peiliais. Pabandysiu dar porai vietų, tai skirtingų, kur skirtingas, kaip sakant, tas kiekius yra samanų prasieiti, kad įsivertinti tą darbą su kabliukais. Ir pabandysiu sudėti peilius ir pasilyginti, kas iš tikrųjų geriau, efektyviau. Gal iš tikrųjų tiesiog peiliai lygiai taip pat tas samanas išpeš ir nereikės tų kabliukų, nes jo, vis tiek čia yra visko nemažai, tai norisi kuo greičiau, kuo efektyviau padaryti. Atbėk, mūzai. Atbėk, kas laukia. Bėk pas tėtį. Na, šį lauką kaip ir pravažiavau. Iš tikrųjų pagailėjau tik šitos vietos, nes gražiai tos gėlytės žydė. Pagal tiek to šitą paliksiu, rudenį čia skarifikuosiu. O dabar jau užteks ir šitos pievos, plus apatinės dar. Plus dar šitos vietos, tai kaip sakant, yra dar ką veikti. Tai šiaip daug tų samanų išėjo. Pasibandžiau ir peiliukus, ir kabliukus. Tai, nu, su peiliais vis tik tai man labiau patiko. Nematau kažkaip prasmės daryti su tais kabliukais, nes, nu, jo, gal jie ir kelia, bet tai tu atkeli tas šiukšles ir po to tau reikia vis tiek važiuoti su skarifikatorium. Tai čia gal nebent vidury vasaros, jeigu nori aprinkti šiek tiek, sakykime, kažkokią tai ar nupjautą žolę, kuri užsilikusi, ar šiaip nežinau, gal kažkokios šiukšlytės natūralios, kurios liko žolėje. Tai čia tik tai tam atveju, bet pavasarį turbūt užtenka tik tai peilių. Tai žodžiu, šitas laukas kaip ir baigtas, reikia sugriebti. Pagalvojom, kad čia iš tikrųjų kraunamės į maišus ir išvežinėjom po to, kaip sakant, į eko taškus išmesti. Išnuomosiu priekabą, kadangi turiu kablio mašinos ir jo, surinksim samanas visas ir išvešim išmesti. Tai einu toliau tvarkyti pievos, keliuosi į apatinę dalį. Ką visi dirbo pluša, sodas tvarkosi, kelsiuosi į šitą dalį skarifikavimo. O čia labiausiai reikia išpešioti. Prie pat pavėsinės ir įėjimo. Čia daug samanų. Kitas etapas bus, reikės važiuoti parekomendavo tokią vietą Vejos sprendimai. Ten yra geros pavasarinės trąšos, tai reikės susipirkti trąšų.
ir išbarsyti taršų ir manau, kad dar reikės, pasitarus su tais konsultantais, manau, kad reikės ir pasodinti naujos žolės. Tai tokie tolimesni darbai po skarifikavimo susijęs su vėja. Nu ką, važinėjimas su skarifikatorium baigtas. Šiaip pakankamai greit pravažiavau, pakankamai greit, aišku, liko dar su greit, bet čia mūsų daugiau yra, tai greitai eisim su keliais grebliais op ir sutvarkysim. Tai šiaip iš tikrųjų esu patenkintas Makita, jaučiasi, kad jis yra galingesnis. Tai kaip sakiau, su to Parkside dirbau, tai 1500 vatų, čia 1800. Nežinau, psichologiškai, ne psichologiškai, konstrukcija, variklis, dar kažkas, bet tikrai jaučiasi, kad šitas galingesnis, nestringa, tikrai gerai važiuoja ir gerai pjausto jisai tą, kaip sakant, veją. Pats aparatas tikrai matosi, kad padirbėjo. Visas dulkinas, lyg nežinau, būtų dykumos operacijai kažkokioj tai. Tai jo, iš tikrųjų dabar yra sausiau, tai tikrai matosi, kad, tas mane tikrai matosi, bet kadangi yra sausiau, tai kyla ta vis tiek drėgna žemė, bet gal ir geriau, kad kyla drėgna, ne drėgna, sausa, bet gal geriau, kad kyla sausa, negu kada būna šiek tiek drėgnoka. Kada buvo drėgna, tai tiesiog viskas apsinešia purvais, aplimpa ir, vėlgi tada gaunasi sunkiau valyti tą aparatą, nes tikrai jisai pastoviai taip kemšasi, tik tai, kad, nedulka, tai nežinau. Kaip čia padaryti, koksai čia tas aukso viduriukas, nežinau, per mažai patirties turiu, bet žodžiu, sakant, tas dulkėjimas nėra gal taip ir blogai. Manęs nereikia gedai. Sutvarkėm žolę, dabar atėjo gražus vakaras, labai sušilo. Ir mes eisim ką daryti, Ema? Rinksim smėlio dėžę. Einam rinkti smėlio dėžę. Surink savo daiktus, savo įrankius. Tai keliaujam surinkinėti. Smėlio dar neturim. Draugas parekomendavo vieną gerą vietą, kur galima nusipirkti gerą vaikišką smėlio. Tai manau, ryt užsuksim, ten kiaurą parą dirba pasirodos ir savitarna. Tai galim dabar iššokti ten ir paimam smėlį. Esu Savivertis LT savitarnos aikštelėje. Greitai prisikroviau smėlio, įsidėjau 7 maišus. Kuo čia yra patogu, tai kad tu gali kiaurą parą atvažiuoti ir prisikrauti ar juodžemio, ar mulčiaus, ar kažkokių tai kitų dalykų, kurių tau reikia. Aišku, nėra didelis pasirinkimas, tik tai esminiai. Arklių mėšlo yra, akmenukų. Ir tiesiog ateini, įdedi pinigus tiek, kiek esi skolingas. Ir ramus važiuoji žaisti, ar tai tręšti daržų, ar daryti tai, ko tau reikia su šitom medžiagom. Tai tikrai patogu, kiaurą parą dirba. Tik tai prieš važiuojant reikėtų pasiskambinti, tiksliau ne tai, kad kiaurą parą dirba, o kiaurą parą yra savitarnos aikštelė. Tai tik tai prieš važiuojant reikėtų pasiskambinti, pasiklausti, ar dabar turi, sakykime, ar vaikų smėlio, ar mulčiaus, ar juodžemio, ar arklių mėšlo, ar kitų dalykų. Tai o mano Fiatas pilnai pakrautas, nežinau kaip čia važiuosiu, tiek svorio jisai dar nevežė. Vienas maišas 50 kg, 7 maišai, tai 350 kg. Turbūt, kad vežė, bet bagažiniai tokio svorio, tik tai neturėjo dar. Tai ir grįžom. Tai grįžtam rinkti ir užpildysim smėlio dėžę su smėliu. Atidarai smėlio dėžę? Taip. Tai traukiam lentelę. 1, 2, kiek čia tų lentelių bus, kaip manai? 3, 4, kokios gal 8? Ar 16? 16. Aš ir galvoju, kad 16 turbūt bus. Čia greitai mes ir surinksim, bet matau reikės, grešinę reikės. Taip kad, Emutė, einam rinkti? Einam. Darbininkė. Ačiū. Tai, traukiam lentelės. Kiek jų čia daug. Biškai prisispaudė, ne? Nieko. Užgis. Nėra baisiai gerai impregnuota. Reikės pertep dar kartelį.
Mačiutė gėlyčių priskiniai, nu mačiutė džiaugsis tikrai. Tada, na va, baigta ir smėlio dėžė. Šiaip iš tikrųjų jinai visai čia gerai įsipaišo. Gal netgi ją čia verta ir po šitą obelim padaryti. Šalia daržo. Tuo pačiu gaunasi, kad mes visą laiką matysim Emą ir nuo pavėsinės. Ir jeigu kažkas bus ant pievos, tai irgi visą laiką matysis. Tai va, tai žiūrėsim, pagalvosim. Ir čia mažiausiai lyginti reikia. Šiaip tai visai gera ta smėliadėžė. Atsidaro ir pasidaro suoliukai. Nu, visai džiaugiuosi pasirinkimu. Šiandien iš tikrųjų daug visko čia pavyko padaryti. O, Emai patinka smėliadėžė. Uždaryta, va? Ar tikrai? Ema prisiskynė tulpių. Biškį pridarysi, gerai? Tik tai vienas durelės. Va tai va. Tai va, tai daug čia pavyko mums ką padaryti. Sutvarkėm realiai visą žolę. Padariau smėliadėžę. Sugrebėm visą likusi, visas tas samanas, kurias išskarifikavom. Tai va, jaučiuosi šiaip tikrai žiauriai pavargęs, tai va, tai uždarom dar Emą. Nu, žiūrėk, uždarysim dar. Pasirenk. Nu ir atidarau. Tai va, tai žodžiu, visai jaučiuosi pavargęs ir gerai padirbęs. Tai viskas, šiandien užtenka. Čiau. Ema. Atidarau. Nu viskas, einam tvarkytis ir važiuojam, gerai?